Dabar norėčiau parodyti, kaip pasidaryti spausdinio vilkikui. Vilkiko spausdinys dažniausiai naudojamas tais atvejais, kai atsiranda kortelės techniniai sutrikimai ar vieno vairuotojo, ar kito. Lygiai taip pat ir ant vilkiko spausdinio mes galime matyti dviejų vairuotojų duomenis vienu metu. Dėl to norėčiau parodyti, kaip tai daroma būtent vilkikui. Tai spaudžiam OK, einam iki spausdinys vairuotojo automobilis, paspaudžiame OK, lygiai taip pat kaip ir su vairuotojo kortelė galime matyti paskutinės 24 valandas pagal UTC laiką ir ne pagal UTC laiką. Ir mes čia galime matyti būtent visą informaciją apie vilkiko, būtent su vilkiku, kas važiavo, kas nutiko per paskutinės 24 valandas. Nepriklausomai, koks vairuotojas vairavo. Lygiai taip pat aš galiu pasidaryti įvykių, pažeidimų spausdinį, greičio viršijimo, techninių duomenis tachografo, kokias klaidos ir panašiai. Ir kokios kortelės buvo naudojamas tam laikotarpiu šiam tachografe. Galima grafiką, bet šiuo metu duomenų nėra, tai ir galima pasidaryti ir grafiką.